Sveiki, mėly mano kanalo stebėtojai ir prenumeratoriai. Dabar jūsų dėmesį noriu parodyti tarybinių laikų Rygos porceliano fabriko statulėlių tokia kolekcija. Šio fabriko jau nebėra. Labai gaila. Tai va, tik tai liko statuliukės, servizai, visokie indai, atsiminimas. Iš fabriko liko tik tai kaminas, kurį paliko atminčiai dar, o ten toj vietoj dabar pastatytas kažkoks didžiulis prekybos centras. Tai va, mylėjai, pradėsiu peržiūrą. Pradėsiu štai nuo šios statuliukės nuostabios. Tai mergina su tokiais bokalais. Tai skulptorius autorius Regina Karkūnova. Mergautinė pavardė Tirental. Tai senoviškas toksai štampas, antra rūšis. Taip gražiai padaryta, toksai veidas rimtas, gražiai išpiešta, gražūs bruožai, gražiai padaryta forma ir toks kuklus išpaišymas, liaudiški rūbai. Labai gražu. Rygos fabrikas gamino daugiausia statulėlės su tautiniais rūbais. Štai dabar kita tokia statulėlė ir tos pačios autoriais Reginos Karkūnovos. Tai Latvių mergina. Matot, jinai turi rankoje kažkokį pluoštą žalumynų, gal tai kokius linus pjovė ar kokius javus darbavosi. Taip pat senas štampas, čia jau pirma rūšis. Čia veidas labai toksai pavargęs, liūdnas. Matomai, kad mergina nusidirbusi, sunkiai dirbusi laukuose. Vaizduojama liaudies tokia darbšti mergina, bet gražuolė. Štai dabar tokia didesnė statula. Vadinasi Baiba latviškai. Ir dar kitas pavadinimas mergina su pintinėle. Čia 60-70 metai praeito šimtmečio ir autorius, dailininkas skulptorius Rima Pancechovskaja. Kaip gražiai išpaišytas veidas, kusakys gražios merginos. Štai pintinį prisivogavus matomai bruknių. Dar iš kitos pusės ir turi gėlyčių įsidėjus. Tokia labai išraiškinga, graži statulėlė. Štai iš kitos pusės ir kasa ilga, dar tokia eglutė. Labai graži statulėlė, iš tikrųjų. Tai dabar tokia liaudies šokis, tokia statulėlė, kompozicija iš 2 statulėlių. Tai autorius, dailininkas, skulptorius Lėja Novoženec. Jūs yra keletas variantų liaudies šokių su vaikučiais. 2 turiu pilną komplektą, o 3 komplektui šokėjų trūksta
mergaitės, turiu tik berniuką. Mergaitė pasitaikė labai brangi, tai dar kol kas nepirkau. Pakankamai brangi. Štai va, keliaudės drabužėliai ir vaikučiai šoka gražiai. Štai berniukas, kibaldžiukas, klausių mėlynos akutys gražios, kaip gražiai išpaišyta. Veidukai. Labai kruopštus darbas dailininkų. Tokie mažyti statuliukai, mato tiesiog kaip pirštas. Dydžio ir kaip kruopščiai gražiai išpieštas smulkios detalės. Šių statuliukų vis tik tai mažėja, jų vertė didėja. Dabar perėsim prie kitos poros, porelės. Tai taipogi liaudies šokis vadinasi, ta pati dailininkė skulptorė Lėja Novoženec. Štai berniukas, irgi mėlynakis, toks pustažandis šoka. Vėlgi labai gražiai formos išgautos, judesys šokio, išraiškingi veidai. Štai mergaičiukė šokėja, taipogi graži. Atrodo, iš tikrųjų jie šoka smagiai. Na taip. Na ir kągi dabar paskutinį statulėlį. Tai tokia čiuožėja. Šios čiuožėjos tokio panašaus modelio yra keletas variantų. Daug fabrikų gamino sovietmečių tokios stiliaus, panašaus labai tokiu pačiu pozoje. Čia 50-ieji metai praeito šimtmečio ir čia dailininkė skulptorė Žnikrup. Štai Rėgos štampas. Taipogi labai simpatiška statulėlė. Tiesa, jinai ir restauruota, štai petis, todėl pirkau labai pigiai, bet man kaip į privačią kolekciją tai tinka. Kai kuriam statuliukėm nėra reikalo permokyti daug. Jeigu neturint minties ateityje brangiai parduoti, užtenka kartais yra kažką pigaus nusipirkti. Na štai dabar vėl sustatysiu visą kompaniją ir dar kartą pasidžiaugsim visais. Štai kokia didžiulė kompanija. Dailios statulėlės. Ačiū visiems už dėmesį. Prašau komentuoti, dėti patiktukus ir būtinai prenumeruoti mano kanalą. Tokiu būdu jūs mane paremsite, padėsite vystytis mano kanalui. Galite, kaip sakyti, rekomenduoju. Prašau, kaip sakyti,
kitiems pasiūlyti, paplatinti mano šios filmus, kad kuo daugiau žmonių peržiūrėtų. Ir kągi, labai ačiū uždėmesį, iki kitų kartų. Iki.